Laidos draugas EMB Recycling. Turi elektroninės įrangos atliekų? Skambink telefonu 1806. Išnešime, išvešime, perdirbsime nemokamai. Sveiki, mėly žiūrovai! Sveiki, mėlieji! Jei per savaitę pasilgote mokslo ir pramogų, tai pats metas prasitrinti akytes, pasidaryti puodelį skanios kavos ar arbatos ir artimiausią pusvalandį praleisti su laida Paprastai apie sudėtingus. Šiandien kalbėsime apie labai skirtingus ir įdomius dalykus. Kaip visada paprastai, bet moksliškai nagrinėsime įvairias temas. Matau, Mindaugai jau labai nekantrauju pristatyti mūsų žiūrovams, kągi parodysime šį kartą. Tikrai taip, Gabrielė. Šiandieną mes kalbėsime apie vandenį, kurį geriame kasdieną. Taip pat moksliškai išnagrinėsime automobilių valymo priemonės. Pasirodo, kad jau yra labai daug su aplinka draugaujančių ir efektyvių automobilio plovimo būdų. Taip pat atliksime eksperimentą, labai gražų eksperimentą, kurį net neabejojame galėsite ir patys atlikti namuose. O laidos pabaigai ir vėl šaudysime. Šį kartą iš lankų. Ir šį kartą Gabrieliai esame paruošę vieną staigmeną. Niekur nepabėkite! Netrukus imsimės pirmosios temos. Kokios temos? Pagrindinis gėlo vandens šaltinis Lietuvoje yra požeminis vanduo. Ir tokį vandenį labai sveika gerti. Pirmą kartą mineralinį vandenį supilstė ir ėmė pardavinėti Amerikoje dar 18 amžiuje. Nuo to laiko vanduo buteliukuose tapo neatsiejama mūsų kasdienybės dalis. Ir manau, kad daugelis jūsų žinote, jog geriamo vandens daug kur pasaulyje trūksta, todėl jį reikia taupyti. Tu visiškai teisi. Ir kadangi mes šioje laidoje dažnai žiūrime į mums įprastus dalykus šiek tiek atidžiau ir atrandame daugybę įdomybių, tai ir šiandieną pirmoji mūsų tema yra geriamasis vanduo ir jo kelias į mūsų namus. Kuo skiriasi mineralinis nuo paprasto geriamojo vandens? Apie tai su mumis sutiko pasikalbėti gydytoja dietologė Edita Gavelienė. Tai kuogi skiriasi paprastas vanduo nuo mineralizuoto? Mineralizuotas vanduo, šita savoka slepia keletą paslapčių. Mineralizuotas vanduo gali būti mūsų paprastas vanduo, į kurį įdėta mineralų, ir gali būti natūralus mineralinis vanduo, kuris yra gaunamas iš gręžinio jau tam tikros sudėties. Ir jūsų pirmasis minėtas krano vanduo arba gėlasis vanduo, kurį mes geriame iš čiaupo, taip vadinamasis, jisai pagrindinis jo skirtumas yra mineralų kiekis. O kaip veikia žmogaus organizmą mineraliniai vandenys? Visų pirma, reikia neužmiršti, kad skysčių mums reikia, nes mūsų kūnas jų pasigamina labai nedaug. Per dieną mes galim pasigaminti maždaug 300 ml, kai tuo tarpu mums reikia apie 2 litrų vandens. Taigi mums skysčių tikrai reikia. Ir ką gerti? Gerti būtent vandenį, kaip skysčių šaltinį. Kalbant apie tai, ar geriau gerti mineralinį, mineralizuotą, kokios mineralizacijos vandenį, diskusijų yra daug. Tiesiog tam tikros situacijos įpareigoja gerti vienokį arba kitokį vandenį. Na, sakysim, jeigu tai yra kiekvieną dieną žmogus ypatingai nesportuojantis, normalios temperatūros aplinkoje gyvenantis, jam pakaktų gerti čiaupo vandenį arba mažos mineralizacijos vandenį ir jo reikėtų išgerti maždaug iki 2 litrų per dieną. Na, o jeigu žmogus intensyviau sportuoja, taip, kad smarkiai išprakaituoja ir arba tenka būti labai karštoje aplinkoje, jam tiktų didesnės mineralizacijos vanduo. To didesnės mineralizacijos vandens galim ir mes kiekvienas atsigerti kiekvieną dieną stiklinę 1-2, tačiau tų 2 litrų su didelės mineralizacijos vandeniu įprastinėmis sąlygomis nereikėtų gauti. Ar yra skirtumas, gersime gazuotą ar negazuotą vandenį? Jūsų klausimą užduoda dažna dama, dėl to, kad visuomenėje vyraujantis mitai esą gazuotas vanduo įtakoja tam tikrą odos būklę, esą tai skatina celiulito vystymąsi. Galiu nuraminti visas damas, kad tai tikrai nesusiję. Na, o jeigu vėlgi rimtai kalbant apie mineralinį vandenį arba tiesiog paprastą gazuotą arba negazuotą vandenį, jeigu žmogaus virškinimo sistema funkcionuoja normaliai, tai galima gerti ir gazuotą vandenį drąsiai. Dėl to, kad būtent toksai vanduo, praturtintas angliarūgšte, jisai truputį greičiau įsisavinamas mūsų kūno, tai reiškia greičiau numalšina troškulį.
Jeigu vargina rėmo, jeigu vargina pilvo pūtimas, jeigu yra kitų virškinimo sistemos negalavimų, reikėtų saikingai vartoti arba iš vis atsisakyti mineralinio gazuoto arba ne mineralinio, bet gazuoto vandens. Ačiū Jums labai, o mes nepamirškime kasdieną išgerti bent 2 litrus vandens ir būsime sveikesni. Šaltinio vanduo – tai originalios cheminės sudėties požeminis vanduo susidaręs neužterštoje aplinkoje. Todėl jis yra tyras, natūraliai mineralizuotas ir jį sveika gerti. Iš 200 metrų gręžinio išgaunamas vanduo, nerūdijančio plieno vamzdžiais ir neturėdamas jokio sąlyčio su oru, išpumpuojamas į reakcinę talpyklą, kurioje yra nugeležinamas. Po šios procedūros vanduo patenka į mechaninį filtrą, kuriame išfiltruojamos natūraliai susidariusios mechaninės dalelės. Vėliau vanduo patenka į anglies filtrus. Šio tipo filtruose iš vandens pašalinami organiniai junginiai, galiausiai prateka pro membraninį filtrą, kuris sulaiko pačias smulkiausias daleles. Atlikus visas filtravimo procedūras, vanduo patenka į išpilstymo liniją, kur vis dar neturėdamas jokio sąlyčio su oru išpilstomas į pasirinktas talpas – 1,5, pusės litro ir 330 ml vandens butelis. Tada buteliai pakuojami ir išvežami į parduotuves. O dabar eksperimentas. Štai čia lėkštėje turiu pasidėjusi sūrių traškučių, kurie sukelia troškulį, kurie ir numalšinti mums padės vanduo. Taigi, šalia manęs stovi 3 stiklinės vandens. Pirmoje iš jų yra stiprios mineralizacijos gazuotas vanduo. Antroje paprastas vanduo iš čiaupo, kurį galite kiekvienas prisipilti namuose. Bei silpnai mineralizuotas žalia giria vanduo. Taigi pasikviesiu savo žaviasias asistentės, kurios man padės išsiaiškinti, kuris vanduo geriausiai panaikina troškulį. Sveikos mano žaviosios asistentės. Prašau pasivaišinti traškučiais. Ar jau ištroškot? Tai prašau, numalšinkit savo troškulį vandeniu. Ir kaip, ar numalšino troškulį visą? Visom puikiai numalšino. Žinoma, galima buvo numanyti, kad visas vanduo gerai numalšina troškulį, tačiau sveikiausiai iš troškus yra gerti silpnos mineralizacijos vandenį. Net 70% žmogaus organizmo sudaro vanduo. Tai labai svarbus produktas, nes nuo jo kokybės priklauso mūsų gyvybė. Geriamasis vanduo atgaivina ir išvalo žmogaus organizmą. O kas padės geriausiam žmogaus draugui – automobiliui? Kalbant apie automobilio švarą, vien tik tai vandens neužteks. Patys puikiai žinot. Perkame įvairias priemonės, kad išvalyti ir išblizginti mūsų keturračius draugus. Tačiau džiaugdamiesi rezultatu, retai pagalvojame, kokios medžiagos ir kaip veikia paviršių, kad jis taptų blizgus ir kaip jos veikia mūsų pančią aplinką. Taigi, sužinoti daugiau apie automobilių valymo priemonės atvykome į Vilniaus universitetą chemijos fakultetą. Nesunku įsitikinti, kad valyti automobilius naudojant cheminius valiklius yra kur kas lengviau. Kokios juose naudojamos medžiagos padeda pašalinti purvą geriau nei valant tik vandenį? Pagrindinė sudedamoji medžiaga, nuo kurių ir atsiranda tas plovimo efektas, yra paviršinio aktyvumo medžiagos. Jų yra žinoma gana įvairių. Tai yra ir jonės, turinčios krūvį paviršiaus aktyvios medžiagos ir taip pat neturinčios krūvį paviršinio aktyvumo medžiagos. Tačiau paviršinio aktyvumo medžiagų, kurios turi krūvį, vis dėlto yra naudojama daugiau. Yra įvairiais duomenimis, netgi yra apie 60% naudojama įvairiuose plovikliuose. Tas plovimo efektas atsiranda, kadangi paviršinio aktyvumo medžiagos keičia paviršiaus įtempį ir taip atsiradusios ant paviršiaus nešvarumai ir dulkės, jos yra pakeliamos to paviršiaus ir taip yra pašalinamos. O automobilių valiklių priemonių yra begalė. Ar atliekančių tą pačią funkciją, pavyzdžiui, blizginančių paviršių, sudėtis yra panaši? Na, bent jau atsižvelgiant į tai, kiek yra ir kokių paviršiaus aktyvių medžiagų yra naudojama, tai akivaizdu, kad jeigu yra 60%, vadinasi, kai kurios vis dėlto bus panašios. Greičiausiai, kad bus skirsis, kokie deriniai yra sudaryti iš tų įvairių paviršiaus aktyvių medžiagų. Ir nepamirškim, kad yra ir priedai, nuo kurių priklauso visi tie papildomi efektai, blizgesys ir taip toliau.
Laidos draugas EMB Recycling. Turi elektroninės įrangos atliekų? Skambink telefonu 1806. Išnešime, išvešime, perdirbsime nemokamai. Laidos draugas EMB Recycling. Turi elektroninės įrangos atliekų? Skambink telefonu 1806. Išnešime, išvešime, perdirbsime nemokamai. Valikliuose esanti chemija kenkia mūsų sveikatai? Bent jau pačios paviršiaus aktyvios medžiagos, jos, jeigu jų yra didelė koncentracija, jos gali veikti dirginančiai ir erzinančiai odą. Na, jeigu yra naudojamos anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos, jau yra plovimo efektyvumas yra didesnis ir jos labai stipriai nuriebalina paviršių. Tuo tarpu, jeigu mes naudosim nejoninės paviršiaus aktyvios medžiagos, jų veikimas yra šiek tiek švelnesnis. O kuo skiriasi naujai atsirandantis ekologiški valikliai nuo įprastinių? Na, jose yra naudojamos tokios paviršiaus aktyvios medžiagos, kurios yra gaminamos iš atsinaujinančių šaltinių. Ir kitas svarbus dalykas, kad jos aplinkoje suyra ir taip tampa jos draugiškesnės. Bet ar jie taip pat gerai valo, kaip ir įprastiniai? Yra teigiama, kad jų plovimo efektas yra šiek tiek mažesnis, silpnesnis negu anijoninių paviršiaus aktyvių medžiagų. Tačiau ne visuomet yra būtinas toks visiškas nuriebalimas. O kaip veikia bevandenės automobilių valymo priemonės? Jeigu naudojamos vis dėlto bevandenės valymo priemonės, čia jau ne paskutiniai vietoje yra naudojami priedai. Ir kaip priedai gali būti naudojami, pavyzdžiui, polimerai, kurie nėra pilnai tirpūs vandenyje, todėl jie sudarys kaip ir plėvelę ant paviršiaus. Ir todėl tas valymo procesas turėtų būti lengvesnis. Žinoma, tai negalioja, jeigu jūs neplaunate mašitos metų metais. Išklausėme chemiko nuomonę, o dabar išbandykime ekologiškas automobilių priemonės praktiškai. Chemijos ekspertė papasakoja mums, kokios medžiagos veikia aplinkai draugiškose automobilių valymo priemonėse. Aš taip pat pati ir išmėginsiu, ar tikrai jos veikia, bei kaip jos veikia. Štai čia turiu ekologišką automobilių valymo priemonę, kuriai nereikia vandens, bei vieną mikrošluostę. Taip pat ir išmėginsiu, ar tikrai tai veikia. Štai čia matome truputėlis nešvarumų, taip pat užpurkšiu priemonės ir pažiūrėsime, kaip jį veikia. Viena mikrošluostės pusė smarkiai prispaudė, nuvalome nešvarumus. Dabar ją aperčiame ir pablizginame. Na, puikiai nuvalė. Štai čia matome kontrastą tarp nevalytos dalies ir valytos. Ji puikiai blizga. Tad išvada, tai puikiai priemonė, ji puikiai valo. Be to, kadangi jai nereikia vandens, galite ją tiesiog vežioti su savimi ir valyti savo automobilį bet kada ir bet kur. Susipažinkit, čia volas, o čia mobilus telefonas. Geras. Tai viskas, kas iš jo liko. Na, o dabar dar vienas eksperimentas. Ir šį kartą, sakyčiau, labai meniškas. Meniškas mokslinis eksperimentas? Būtent meniškas mokslinis eksperimentas ir jam reikės keletos daiktų. Visų pirma, 2 dubenėlių, vienos su pienu, kitos su vandeniu, kam vanduo aš paaiškinsiu vėliau. Taip pat šiek tiek muilo, keletas sausų krapštukų ir maistinių dažų.
Galite naudoti ir paprastus vandeninius dažus. Taip, čia iš tikrųjų labai didelio skirtumo nėra. Tiesiog maistiniai dažai galbūt išryškins mūsų eksperimento pagrindinę mintį. Ir ką mums reikia daryti? Taip, vienas buteliukas tau, vienas buteliukas man. Visų pirma, įlašiname į dubenėlį su pienu šiek tiek maistinių dažų. Labai nedaug. Priešais, taip, aš taip lašiu. Gerai. Ir dar dvylitas. Gerai. Gražu? Labai. Palauk, čia dar tik pati pradžia. Tam, kad mūsų eksperimentas pavyktų, mums reikia paimti ausų krapštuką, aš perduosiu tau jį, pamirkyti šiek tiek į muilą ir tuomet tą patį ausų krapštuką įdėti į pieną, kur mes ką tik tai pylėme šiek tiek maistinių dažų. Sugebėsi? Lemtinga akimirka. Merkiame į dažus ir laikau. Čia dar ne viskas, pabandyti geltonus. Gražu? Labai. Manykime dar šiek tiek įpilti žalių dažų, mums šiandien jų kol kas labiausiai trūksta. Pabandyti žalius dažus. Turime ir žalios spalvos. Kaip gražu. Taip, tokie stebuklai. Pabandėm su pienu. Galim pabandyti ir su vandeniu, tam, kad įsitikintume, kad tai veikia ne tik tai piene, bet tiesa iškart turiu užbėgant įveikiant už akių pasakyti, jog su vandeniu gausis šiek tiek prasčiau negu su pienu, po to paaiškinsime, kodėlgi viskas taip vyksta ir kodėl čia taip tokios gražios bangos gaunasi. Gerai, tai lygiai taip pat įpilame šiek tiek žalių. Šiek tiek geltonų dažų. O, Liukstelėjau iš širdies šiek tiek. Šiek tiek geltonų. Ir lygiai ta pati procedūra, įmame ausų krapštuką, merkiame į muilą ir merkiame į vandenį su dažais. darome meną. Trūksta raudonos, ir tada turėtume visiškai O, bet tai puikiai matos. Viršutinis sluoksnis. Viršutinis sluoksnis lengvas. Jeigu žalią įdėtume. Nu, matai, gaunasi šiek tiek, bet iš tikrųjų tas gavimasis toks nedidelis ir toks neryškus, kad net nelabai ir matas. Štai dėl ko mes naudojame pieną, nes piene yra natūralių riebalų, o muilas, kurį mes čia naudojame, skaido tas molekulės ir pradeda, priverčia pieną tarsi suktis. Ir kadangi mes įpylėme šiek tiek maistinių dažų, tai matėme, kaip tas procesas visas vyko. Ir galite tai be vargo pakartoti namuose. Praktiškai galima puošti net ir tortus tokia mintimi, arba, pavyzdžiui, želė, jeigu norite. Tik klausimas, ar valgytum arba gertum tokį pieną ar ne. Arba kai užsinorėtum papaišyti, gali čia meną gaminti. Gali. Nenori pieno? Ne. Norėčiau. Jaunieji mūsų laidos žiūrovai gali paklausti savo tėvų, ar šiems vaikystėje yra tekę žaisti Robiną Hoodą. Tikriausiai, kad atsakymas bus teigiamas, nes ir berniukai, ir mergaitės gamindavosi lankus, strėles ir lakstydavo su jais šaudydami po pievas, net negalvodami apie tai, kad kaip juokingai jie atrodo. Tačiau pats lankas visai nejuokingas ginklas. Kadaise jiem atsiradus, žmonių gyvenimas stipriai pasikeitė į gerąją pusę, žinoma. Taip, dabar jau medžioti mums nebereikia, bet lankų žmonija užmiršti negali. Nes šaudymas iš lanko yra puikus sportas, reikalaujantis susikaupimo, tikslumo ir jėgos. O patys lankai ištobulėjo taip, kad tokius pamatęs paleolito gyventojas dar imtų ir infarktą gautų. Tikrai taip. Ir lankai, ir šaudymo technika ištobulėjo taip, kad aš manau, jog tu, Gabrielė, net labai ir nesupyksi ir neišsigasi, jeigu mes paprašysime profesionalaus lankininko šauti tau į obuolį padėtą ant galvos. Žinai, patek eksperimentus savo kūnu, aš jau mielai sutikčiau, tačiau manau, kad neturėsiu laiko, nes labai noriu pašaudyti pati. Šį kartą atvykome pas šaudymą iš lanko klubo Strėlė instruktorių bei ekspertą Jurą Visockį. Ar pamokysite mane pašaudyti? Gerai, jeigu taip prašot, tai pamokysiu. Tam, kad šaudyt, visų pirma atsistoti reikia. Užsidedame apsaugą? Taip, užsidedame apsaugą, kad nebūtų šitų suvenyrų ant rankos. Atsistoti priešais tą taikinį, į kurį šaudom, ir stovėti jį visiškai šoną. Rankena. O čia yra ranka dedama ant rankenos, delnas šiek tiek pasukamas ir rankena nespaudžiama. Strėlę įsistatom. Pasukam čia tas iš
kelimas yra, kad jisai jums būtų, kad nykščiau jaustume iš apačios į žalvarinį žiedelį turi remtis. Viskas turi būti vienodai. Tiek rankos rėmimo vieta, tiek strėlės vieta templėje. Pirštai. Vienas virš strėlės, 2 po strėlės, stengiamės strėlės apatiniais pirštais neliesti. Jie žemiau šiek tiek turi būti. Pakeliam lanką. Taigi, kada žmonės pradėjo naudoti lanką kaip medžioklės priemonę? Nu, iki šiol buvo galvojama, kad maždaug prieš 10-12 tūkstančių metų, bet dabar prancūzai pasigarsino, kad jie rado strėlių antgalių, kuriems 40, o gal net 60 tūkstančių metų, taip kad viskas keičiasi. Šitą petį stengiame žemai išlaikyti. Šitą vietą turim pasukti, pasistengti bent jau, kad čia nekliūtų. Alkūnė? Alkūnė, šitą išorę, šitą šiek tiek aukščiau. Kol tempet galit laikyti taip, kaip patogu, bet pabaigoje pageidautume kilstelti šiek tiek. Ir tempiam gana greitai. Įkvepiam, kad savo padėti. Užlaikom kvėpavimą, sustojam, va čia, burnos kraštą, turim liesti smiliumi. Galvą turim pasukti, kad nosies nenutrauktų. Švekavai. Kad nekliudytų, nes visi kliuvimai jie sugadina šūvį, tai stokite. Čia. O čia matau pas jūs išdėliota daug lankų, galbūt yra panašių, kuriuos naudojo dar senovėje mūsų kunigaikščiai? Yra, bet čia priklauso nuo to, kurie kunigaikščiai, tai jeigu kalbėti apie vėlyvuosius viduramžius, nu, sakysim taip, nuo 13-14 amžiaus, tai galėjo būti tokie, nors gal kunigaikščiai būtų labiau va toks tinkamas. Tai azijiniai lankai. Pirštą užlenkit, alkūnę truputį aukščiau. Aną alkūnę laukam. Labai sunku jį tempti. Gerai. Tai pagalvokit apie tos dalykus. Tempet, burnos kraštą turit liesti. Dar. Skrybelė, Robin Hoodinė. Taip. O, čia jūs taip tyčia? Stuburiuką užklydžiau. Tiek temų šiandien. Belieka tik tai atsisveikinti. Šį kartą norėtųsi atsisveikinti kažkaip itin gražiai, nes tai buvo paskutinė mūsų šio sezono laida. Oras šyla ir mokslas traukiasi į šoną, bet mes būtinai sugrįšime kitą rudenį. O per tą laiką, degindamiesi prie jūros ar vaikydami uodus prie ežero, būtinai pagalvosime, kuo jūs nustebinti kitą sezoną. Pagalvokite ir jūs ir parašykite mums Facebook'e laidos paprastai apie sudėtingus puslapyje. Gražios jums vasaros, spalvingų ir įdomių nuotykių ir viso to, ko tik tai jūsų širdis gali geisti. Geros jums vasaros! Ate! Ate! Laidos draugas EMB Recycling. Turi elektroninės įrangos atliekų? Skambink telefonu 18 06. Išnešime, išvešime, perdirbsime.